Sveiki, senai nesimatėm, aš vėl garaže ir turiu naują projektą jums parodyti. Projektas nusipirktas vėl iš Suomijos standartiškai ir jis turi nestandartiškai, ne 4 ratus, o 2 ratus. Štai akumuliatorius nuo jo ir va tokį žaisliuką nusipirkau. Tai va toks va tas ir projektėlis Suzuki GSX-R litrinis 26 metų K6 modelis. Truputį kulverstuką pagavęs, panašu, kad jis ant galinio rato buvo pakeltas, apvirtęs ir kaip matot pažeidimų yra visai nemažai. Koks čia projektas, ką aš su juo galvoju padaryti, gal dar visko neišduosiu, nepasakysiu, bet turiu mintį pirmiausia jį prikelt, užvesti ir taip toliau, nes jis nėra run and drive. Ir parodyti, kiek pinigų gali kainuoti iš aukciono nupirktas toks Suzukis, kiek kainuotų susiremontuoti jį iki pilnai tvarkingo motociklo. Ir kiek čia ko yra pažeisti ir kas nutinka, kai jisai apvirsta. Kol kas man tai yra pačiam naujiena, viskas nauja, nežinau, bet po truputį pasimokysim ir pažiūrėsim, kaip čia kas gaunasi. Žodžiu, ką turim? Dabar jisai neužsivedė, apsukos pakibusios kažkur ties 5,5 tūkstančio apsukų. Matosi, kad sportininkas buvo, rankenėlių visokių sportinių pridėta. Akumuliatorius jau išimtas krauna. Power komanderis kažkoks sudėtas. Tada suomiški numeriukai, apšvietimas įdomus, tokio dar nematęs. Kažkoks tai Delkevič išmetimas, bet turbūt, kad irgi AliExpress bairiai. Labai, sakyčiau, gan toks saugus kritimas buvo. Todėl, kad būna stipriai daugiau pažeista, bent jau gal kol kas dar nepastebėjau. Baisiausi dalykai yra tas, kad neužsivedė, pirmoje vietoje turiu užvesti, dabar ieškosiu, kodėl neužsivedė. Ir kitas dalykas tai yra rėmas sulūžęs, tai čia atlūžo nuo šitą tvirtinimo rėmas, bet čia yra silpna vieta, jie gan dažnai lūžta. Nu, aišku, bakas ir rėmas ir neužsivedė šitas pagrindiniai dalykai. Toliau plastikai susitvarkyti galima viską. Tai nežinau, kol kas turbūt tiek ir žiūriu, ieškau priežasties, kodėl neužsivedė. Kai tik užvesiu, iškart parodysiu. O ką mes čia darom? Atsisinčiau naują Car1 programėlę, kurią sukūrė CarVertical. Skirta vairuotojams. Žodžiu, situacija buvo tokia neseniai. Prieš kelias dienas gavau baudą už tai, kad važiavau be draudimo. Negavau priminimo, kad neturiu draudimo ir gavau baudą. Tai kad to išvengti realiai yra galimybė atsisiųsti Car1 programėlę, kur prisiregistravus matai savo vairuotojo pažymėjimo duomenys įvedi, kada baigėsi draudimas, technikinę mašiną įvedi. Nu ir privalumas, kad šitą programėlę nemokama, tai rekomenduočiau visiems atsisiųsti. Tai aš šiuo atveju susivesiu visus savo duomenys dabar ir sekantį kartą turbūt negausiu baudos, todėl kad matysiu priminimą. Ačiū pareigūnam, kurie man išrašė baudą, linkėjimai, bet daugiau tas nepasikartos su Car1 programėlė. Realiai apsimoka, nemokamai, tai kodėl ne? Čia viskas yra, šitas parkingus gali susižymėti. Tai va, įdedu nuorodą į apačią, programėlę galite atsisiųsti ten arba per QR kodą. Jeigu turit ne vieną automobilį, tai tikrai šitą programėlę jums yra būtina, sakyčiau, nes visų automobilių arba ten motociklą, kur turit vasarą tik tai išvažiuojat, reikalinga atsiminti, kada yra draudimas, techninė apžiūra, labai dėl vairuotojo pažymėjimo patogu, todėl kad tą tikrai pamiršit, kada jis baigia galioti. Žodžiu, atsisiųskit, ta programėlė ateityje turės dar daugiau funkcijų, tai tikrai bus naudinga programėlė, atsisiųskit. Taip, ką per pirmas 5 minutės išsiaiškinau, tai radau bent 3 priežastis, turbūt kodėl neužsives dar jisai. Vienas dalykas, tai kuro bakas buvo atsijungus iš tą arba atjungta nuo smūgio, tada yra tuščias kuro bakas, kitas dalykas. Ir akumuliatorius panašu, kad buvo sėdęs, bet ir dabar dar nežinau pakrovus, ar jisai normaliai yra pakrautas. Nes dabar situacija tokia, įdėjau akumuliatorių, daugmaž pabandyti, ar degimas yra. Apsukos dar vis pastrigusios, gali būti čia, kad yra avarinis kažkoks režimas, avarijos atveju kažkas tai pasidaro, kad neleistų ją vest po to. Tai dar bandau išsiaiškinti, bet degimą įjungus dabar. Power komanderis kažką daro va tokio. Kažkoks garsas yra, degimas nieks neužsišviečia. Tai bent jau kažkas reaguoja.
Dabar reikia aiškintis toliau, nežinau ką daryti, dar pastatau truputį akumo pakrauti, reikia patikrinti, kiek pakrautas. Ir nuimsiu dar filtrą, pažiūrėti turbūt, kiek esu girdėjęs, ten kažkas avarijos atveju būna iššauna. Ir gali būti dėl to kažkas, bet čia su elektronika pradžiai kažkas ne taip. Aiškinuosi toliau žodžiu. Kol kas nieko nerandu galų, nuėmiau filtradėžę, viskas čia kaip ir ok. Tai važiuoju, turbūt nusiperku kuro, pajungiu baką, dar kartą sudėsiu ir dar pabandysiu sujungęs visas fiškutės. Bet degimo manau vis tiek nebus, aiškinsiuos toliau dar, važiuodamas googlinsiu kažką. Tiesa, pamiršaugi svarbiausia, paskaičiuoti šitą projektą, kiek kainuoja. Tai aukciono mokestis plus jo kaina gavosi Suomijoje 2461 euras, plus atvežimas iš Suomijos 170 eurų kainavo ir 70 eurų atvežimas iš tos vietos, kur Lietuvą atveža iš Suomijos. Tai va, papliusuojam šitos, gaunasi, man atrodo, 1700 eurų. Ir toliau, ką supirkinėsiu, viską papliusuosim, pažiūrėsim, ant kiek jis atsistos. Ir parašykite komentarus, kaip mano, čia pigiai nupirkau ar brangiai. Prieš 6 ar 7 metus turėjau lygiai tokį patį. Metus laiko galbūt su juo važinėjau, tai mokėjau už jį 3000 tada. Dabar žiūri skelbimuose kažkur apie 4000 ją vaikštant, tai plius minus tokia kaina. Geras nuotaikos, todėl kad nuvažiavau kūrą užsipilti ir truputis draugelio pagalba su užuominom ką daryti. Aišku, patikrinau, čia dar yra relytė šitoje vietoje, po rėmų kairiai pusiai. Ir saugikliukai. Yra daug kūro saugiklį dar vieną sudegusiai. Tai ne tik, kad kūro nebuvo. Bakas, kaip ir pažiūrėjau, nepažeistas. Kaip pažeistas, bet neleidžia, nekiauras yra. Tai pripyliau kūro, nuvažiavau, nupirkau saugiklį, pakeičiau kūro siurbliuko perdegusiai. Pajungiau fiškutę kūro siurbliuko. Ir kas svarbiausia, kodėl degimo nebuvo. Tai va šita fiškė nebuvo pajungta pagrindinė, kur eina į skydelį. Čia plastikus nuėmiau, praardžiau ir radau, kad kai plastikas lūžęs, prie plastiko kažkaip laiko tvirtinasi, žodžiu, ir atsiskyrė šitą fiškę. Arba atjungta specialiai buvo, nežinau tiksliai. Tuo viskas paaiškės, tiesos akimirka. Todėl, kad bandysim dabar vesti. Pažiūrim, ką čia turim. Opa, siurbliukas veikia. Bandom turbūt kurti. Nesikuria. Kokia priežastis? Kitą raktą pabandom. Stabdį spaudžiam. Ir ant kojelės gal neleidžia kurtis. Bet atrodo, kad ne. Tu pabandysim. Arba akumas sėdės. Pabandysim abu stabdžius, jeigu ką. Ne, vis tiek pridūsta. Ne. Kažkodėl neleidžia vesti. Gerai. Aiškinuosi toliau, aš jau buvau apsidžiaugęs, kad čia viskas bus gerai. Kažką praleidau turbūt. Gerai, mano feilas. Dėdė pamiršo, kaip užvedinėti motociklą. Sankabą dar reikia išmygti, ne tik stabdį. Tai dabar nežinau, kaip pafilmuot, bet pabandysiu. Truputį suktelėjau milisekundės dalį. Pabandom. Nelabai. Gerai, dar nesijуда. Jau nepatinka. Nežinau, kas ne taip. Bet gal normalu. Ilgai stovėjęs, griuvęs, galbūt teks žvakės išsukti ar dar kažką. Bet kol kas neskubam, tuo dar truputį pažaisiu. Šiai serijai turbūt apie motociklą bus tiek, todėl kad norit turbūt, kad greičiau išeitų serija, tai padarom kelias serijas apie motociklą, greičiau išeis serijos ir pamatysit sekančią seriją jau turbūt surinkta, važiuojantį ir taip bus įdomiau, nes šitą seriją jau būtų per ilga, manau. Tai žodžiu, nusipirkau, laukiu detalių dabar. Bakas 100 eurų pliusuojam, šiknos rėmas visas 200 eurų. Toliau, plastikai po boku 20 eurų, galiniai plastikai apdailos ant to rėmo, kurios prisisuka 100 eurų,
posūkiai su fiškutėm 10 eurų ir veidrodėliai už 40 eurų rasta. Ir plastikai dabar išvežti į remontą, juos lituoja, padažo ir toliau, kai bus padažyta, manau, dar kažką ant viršaus lipdysim. Tai va čia tas ir bus visas įdomumas turbūt. Tai turbūt šiam kartui tiek. Žodžiu, turim medžiagos dar iš Petro Šiaučiūno trasos, kai buvom su roketais. Tai aš manau, įmetam dar tą medžiagą, nes jau žiema baigėsi, o taip jinai ir liks neparodyta. Ten visai smagių vaizdų būna, tai davai pažiūrim tą. Žiūrėkit, dar turiu vieną dalyką. Paveikslas. Gražus ar ne, sakykite. Jeigu nori tokio va, šviečiančio, su šviečiančiais žibintais arba kokio norit, turiu kontaktą žmogus, kuris tokius gamina. Tai va, man visai patiko, aš tokį įsigijau, rekomenduoju ir jums. Žiūrėkit, dar vieną kokį turiu atradimą garažį. Operatorių labai nustebina. Tai va, yra problema, pas jis gal irgi būna problema, kad garaže laša tarp plokščių sujungimų ir kažkur laša vanduo. Tai žodžiu, prisitvirtinat kelias skardas ir tada per tas skardas bėga ir tiesiai į lataką. Ir žiūrėkit, pilnas vandenėlio, va, bum, bum, bum. Rankas nusiplauja. Super, sakyčiau, ne? Jeigu patiko ir toksai technologinis atradimas, tai paspauskit like ant video. Sveiki, atvykom pas Petrą prieš 5 valandas, bliau. Realiai, taip seniai atvykom, tik tai tiek buvo čia reikalų, kad net nespėjom nieko, nei pafilmuot pradžias, nei ką. Atvarėm, užsidėjom paprastas padangas. Sukibimas buvo afigenai geras. Kendos sudylo, dabar nežinau kur jos, o čia. Žodžiu, kendos per 3 valandas kažkur važiavimo sudylo, visiškai nustojo kipt. Tai va, priekinės atrodo taip, jos dar kimbančios geras, o galinės visiškai nustojo kipt. Galvoju, čia nesąmonė, nieko nebus, traukiam roketus. Atvarė va kitas kolega driftioras, Karolis iš Ukmergės, paskolino man į priekį roketus. Priekį kaip ir nesidėvi, pagrindė gale dėvisi. Gale 2 turėjau geras. Išlėkiam, 2 važiavimus padarėm. Radiatorius po praeito krešo buvo paslinktas į priekį ir prasitrynė bakelis. Pratrynėm bakelį ir, žodžiu, antifrizas išbėgo. Nu, prasidėjo problemos, ieškojom bakelio, neradom. Tada kitas draugelis atvažiavęs, Remigijus, ačiū jam, kad padėjo. Visi, žodžiu, draugiškai padėjo, sutvarkėm, užklijavo tą bakelį, paėmės šaltos varkės, tas vadinamas, pritepliojom, pašildėm, sulipo, sakė, kad neveiks, nelaikys. Laiko, va, jau kiek ratų, 5 padariau, viskas laiko. Daviau dabar Remigijui pralėkt. Su roketais, blem, greitis iš tiesų geras. Nežinau, kaip per video matysis, bet va, kadras iš šonų gal biškai paims, iš lauko, truputį gal iš vidaus. Gerai, daug čia šnekam, važiuojam į trasą. Sakė, biškai geriau patausot. Ilgai nedrošt, kad spikliai labai neišsibarstytų. Nenoriu paleisti juos. Bliam, kaip afigena. Kaip smagu. Ką mes čia nesąmonę darom su tam paprastam padangom? Gal verta 100 eurų, ne? Nu, vertas įsimokėti. 8 eurų, man atrodo, valandą, tai čia šūdas. 8 eurų? Nu. Atpigino, gal biškai paskutinį kartą. Fū, blemba. Biškai kvapai tokie tegul ataušta, aš nežinau, temperatūra. Aha.
can see that. Already won. Oh, already won. Never be defeated. Already. Tai žodžiu, Šiaučiūno trasai, kai buvom, pamiršau pafilmuoti pabaigą. Pamiršom pafilmuoti pabaigą. Tai pabaiga paprasta. Pavažinėjom, roketai dirbo puikiai, nu kaip puikiai. Sąlyginai puikiai, todėl kad trūko šipų. Bakelis suklijuotas atlaikė puikiai. Pasilinksminom, pavažinėjom, viskas buvo super. Tai dėl roketų dar buvo įdomi situacija. Buvo dar vienas žmogus, kuris trekė važiuoja. Nu bent jau kiek žinau, kad trekuose dalyvauja. Tai žodžiu, susikeitė mašiną pabandyti, nes aš jo niekaip pagauti negalėjau. Ir įdomi situacija ta, kad aš jo niekaip nepagaunu, susikeitė mašinom ir aš tada jį aplenkiau irgi žymiai greičiau nuvažiavau. Ir supratau, koks gali būti sukibimas su naujais roketais ar apynaujais. Žodžiu, visiškai kitaip. Aš ten skersas leidinėjau, uždėjau tos roketus, aš tos mašinos skersos negalėjau padaryti. Nors ten buvo 2 litrai dizelis, ten čipuotas, bet antrų bėgių sunkiai ratus sukė, tai žodžiu, trečią net įjungti nelabai gavosi. Tai čia šiaip pavyzdys, kaip veikia roketai. Nežinau, kiek kadrų yra iš viršaus ir iš vidaus, ir iš išorės, bet, gavosi kaip gavosi. Ačiū, kad žiūrėjot video, pasubscribinkit, palaikinkit ir kaip visada komentarą kokį parašykit.